Sveiki! Šiandieninė mūsų pamokos tema yra druskos rūgšties savybių tyrimas. Mūsų tikslas susipažinti su druskos rūgšties savybėmis ir išmokti rašyti reakcijų lygtis. Druskos rūgštis, kurios formulė H-chlor, reaguoja su metalais. Paimsime cinko. Pirmiausia, įpilsime druskos rūgšties. Įdėsime metalą. Skiriasi vandenilio dujos burbuliukų pavidalu. Rašom reakcijos lygtį. Antra savybė druskos rūgšties reakcija su metalų oksidais. Mes turime ant stalo kalcio oksido. Tai yra bazinis oksidas ir pabandysime reakciją su juo. Kalcio oksidas yra kieta medžiaga. Ir įpilsime druskos rūgšties. Pastebėkite, jeigu paliestume dugną, jisai šiltas, vyksta reakcija, kalcio oksidas ištirpsta druskos rūgštyje. Parašome reakcijos lygtį. Trečia savybė, kuria pasižymi druskos rūgštis, reakcija su šarmais. Naudosime kalio šarmą. Įpilsime kalio šarmą į indą. Įlašinsime fenoftalino, kad reakcija būtų įspūdingesnė. Fenoftalinas nusidažo violetinę spalvą. Dabar lašinsime druskos rūgšties tirpalą. Pastebėkite spalvos pakitimus. Spalva išnyko. Vyko reakcija. Šita reakcija tarp šarmo ir rūgšties yra vadinama neutralizacijos reakcija. Parašome reakcijos lygtį. Ir paskutinė reakcija su druskos rūgštimi, kai druskos rūgštis reaguoja su karbonatais. Šitą reakciją mes atliekame ir namuose, kepdami pyragus, naudojame geriamą sodą ir sodiname tą geriamą sodą actu arba kefyru, nes ir acte yra rūgšties ir kefyre. Šitą medžiagą kalcio karbonatą galima naudoti kitoje būsenoje. Įpilsime kalcio karbonato į kolbą ir užlašinsime rūgšties. Girdisi šnypštimas, tai yra CO2 dujų išsiskyrimas. Šita reakcija yra atpažinimo reakcija. CO2 dujų atpažinimo reakcija.
parašome reakcijos lygtį. Štai šiandien susipažinome su 4 druskos rūgšties savybėmis. Tai pirma, kad druskos rūgštis reaguoja su metalais, antra su metalo oksidais, trečia su šarmais ir ketvirta su druskomis.